Labas rytas, 6 ryto, pradedu savo kelionę į Lenkiją, į Zakopanę. Lipsiu į aukščiausią Lenkijos kalną Rysy ir į dar vieną viršūnę, jeigu mano kojos atlaikys. Tai va, tai pradedam kelionę. Man šaltuvas taip gerai šaldo, kad kiaušiniai yra apšerkšnyje. Labai skanu. Outfit change. Užpylam kuro. Lekim toliau. Liko tik 250 kilometrų. Žiauriai noriu miego. Let's go. Tai ką, atvykau su VIP. Kaip arkliukais kvepia. Parodžiusiu, kaip įsikūriau. Hello and welcome to my tiny crib. Vakaro rutina ir eisiu miegot. Žiūriu. Ne pati patogiausia mašina keliaut. Na tai va, kažkaip skersai tilpau, bet čia va daiktų dar. Šaldytuvą panaudojau kaip prailgintuvą kojų. Mesi, bet taip jau būna, kai jau mašina miegi. Iki ryto. Labas rytas. 5 ryto. Daruosi pusryčius. Tai va miegojau. Sėdynė tik buvo atsilošus. Nu tai pagaliau išėjau. Rašiausi taip belenkiek laiko. Jau pradėjau parintis, kaip aš čia taip ilgai, nes blemba daug žmonių. Pirmadienis. Lenkai gal nedirba pirmadienis. Jau 3:30 ryto atsikėliau. Nes pradėjau važiuoti mašinos, tiesiog. Visi Lenkai ten čego, pačego. Išėjau tik 6 ryto. Pasilengvinau kuprinę. Nepasiėmiau fotoaparato. Kadangi žinau, kad šitas haikas challenging. Tai galvoju, svarbu man jį įveikti. Tai va, šiaip šalta. Bet einu su šortais. Nes bus šilta, kai jau pradėsiu lipti. Dabar tai žiauriai happy, kai pradėjau eiti. Morskė oko atėjau maždaug per 2 valandas, gal valandą kem. Tai nuo dabar prasideda tikrasis haikas. Baigėsi visi asfaltai. Ir jo, dabar prasideda fainiausiai dalis. Su vaizdu geru. Suvalgau sumuštinį ir varau toliau. Kokio žudrumo tas vanduo. Wow.
esu toj stadijoje, kur klausiu savęs, kodėl. Kas labai nesidžiaugia iš tų žygių, tai yra mano kelienis. Žodžiu, nusprendžiau, kad nebegaliu ir paskambinau. Nes atvaro. Kažkaip taip. Kaip čia aukštai. Wow. Okay. Sparčiai leidžias žemyn, nes reikia spėti iki kol sutems. Nu, praėjau grandinių dalį, galiu ir įsitraukti telefoną. Šiaip ten neįmanoma, tai va, pafilmuoti ar kažką reiktų GoPro jau čia turėti, nes yra eilė ir į viršų kylant, ir į apačią kylant. Plus daugiau mažiau vis laik turi laikytis už grandinių, nes ten, nu, taip stultokai. Tai vien grandinėmis leidausi valandą laiko. Tai kilau vadinas kokį 1,5. Jaučiuosi geriau negu haiko pradžioj. Liko eit valandą kelio, gavau ledų ir labai galvoju, ar tikrai rytoj eiti tą kitą viršūnę. Aš jaučiuosi nusikalus. Dar dalykas, nukritau ir susibraižiau ranką. Nežinau, kur šiandien miegot, tai paskambinau vienam kempingui, kuris yra labai arti to antro trailo, į kurį aš noriu eiti. Naktis kainuoja 6 eurai. Tai aš taip pat tokiam, tai aš tvarau. Tai dan 11 valandų. Nice. Taip atrodo mano kempingas. Kokie mieliai, mužiliukai. Batakėlis. O kaimynas lietuvis arda savo veną. Ką išsirašiau treilą, tik užsukau į pardą kažką dar pasiimt. Nes galimai mano sumuštinis su lašiša nebebus toks valgomas. Tai va, vakar aš važiavau į tą kempingą, viskas buvo gerai, mane priėmė. Tai jau tiesiog susitvarkyti daiktus, pasidariau valgyt. Ir dabar einu į tą kitą treilą, kurį norėjau, kurį planavau. O, aš šiaip ir tai jaučiausi labai prastai. Bet, nu, visiškai suprantama po vakar 11 valandų ėjimo. Panašu, kad reikės eiti ant saulės visą laiką. Tik
sakiau, kad šią savaitę negersiu kavos, bet manau, kad man jos šiandien labai prireiks. Šiandien bus daug trumpesnis, viršų kilt kažkur 3 valandas, leistis, nežinau, apie 2. Užtrukau 2 valandas 20 minučių. Šiaip čia man gražiau negu Rysy. Radau kur prigult. Labai svajojau apie juodą arbatą su citrinu. Tokią, kur būna Lipton. Čia ne Lipton, bet jo, juoda. Valgysiu savo abejotinas kokybės sumuštinį ir pasimėgausiu gyvenimu. Man čia žiauriai patinka. Čia yra keltuvas. Aš galvoju juo pasinaudoti. Ir noriu ilgiau pabūt. Atsidžiaugti, nes nebežinau, kada grįšiu į kalnus. Šitas kalnas Ketera yra ant sienos su Slovakija, kaip ir Rysy. Tai čia yra Slovakija, čia yra Lenkija. Gal tik vos nemiriau.